ką, sveikučiai, po gana ilgo laiko susitinkam, kadangi daug laiko praėjo, tai daug turiu papasakoti, galvoju, aš jau įsipatoginsiu ir mes pasikalbėsim. Taip, tai Liepos apžvalgoje minėjau apie savo grandiozinius planus, kad noriu greitai iki rugpjūčio, šiek tiek daugiau negu vidurio, pabaigti savo vestuvių samplerį, tada pabaigti dar gėlyčių, prancūziškas gėles, kur iš Paryžiaus parsivežiau, tada pabaigti mūsų šeimos vertybių samplerį ir tada dar išsiuvinėti bangą. tai spėkite, kaip man sekėsi, nepadariau nei vieno iš šitų savo planų, dėl to mes rugpjūtį ir nesusitikom. Tai vat visą rugpjūtį siuvinėjau tą vestuvių samplerį. Prašau, jeigu girdit mano šunį. Tai va, tai siuvinėjau visą laiką siuvinėjau samplerį ir jo vis tiek nespėjau padaryti. Per rugpjūtį, tiksliau iki metinių aš įsiuvinėjau visus kryžiukus, bet nespėjau nieko, kas yra susijęs su karoliukais. Tai va taip ir gavosi, kad iki metinių turėjau išsiuvinėtą samplerį, bet be karoliukų. O likusi laiką nuo 22 iki rugpjūčio pabaigos aš siuvinėjau būtent karoliukus. Ir kai pasibaigė rugpjūtis, atsiminiau, kad ašgi dar turėjau planų pabaigti kitus 2 darbus. Tai vat tą ir dariau visą šitą laiką. Tai šiandien yra rugsėjo 10, man atrodo. Tai vat per tas dienas, per tas 10 dienų pabaigiau tos kitus 2 darbukus, kuriuos planau pabaigti vasarą. O banga, dėja, nesiuvinėta nei rugpjūtį, nei kol kas rugsėjį. Tai va tą planuosiu daryti būtent, kai, dabar. Realiai dėl to ir įsijungiau, nes pagaliau pasidariau tos visus 3 darbus, visus jos tos 3 jums dabar parodysiu ir eisiu siuvinėti bangą. Tiesiog, kadangi 3 padaryti, tai aš jas tik dabar išskalbiau, aš jos išlyginsiu, parodysiu jums ir tada galėsiu aš keliauti toliau. Tai va, tai turbūt tiek. Jau norėčiau rudeninių darbų, bet negalėjau jų sau leisti tol, kol nepasidariau tų savo pažadėtų pabaigtukų. Tai labai džiaugiuosi, nes realiai per 10 dienų turiu 3 pabaigtukus ir galėsim, kai padarysim bangą, galėsim eiti toliau. Dar norėjau parodyti, gal netraškės dėl mikrofono, bet esmė tame, kad mama paklausė, gal aš noriu ten tokio komplektuko, nes, žodžiu, pas ją darbė, ten kažkas pirko netiko ar panašiai. Ir jinai man atsiuntė ir pasižiūrėkit. Tai Inspired by SG ir Leopardas. Tai SG yra Soul Galerija. Tai, žodžiu, labiau pataikyti negalėjo, net ir Leopardo schemą aš turiu. Tai labai apsidžiaugiau, labiau negalėtų būti mano dalykas. Tai galvoju, dabar su jo reikės ir filmuotis jums. Tai turbūt tiek. Dar turėjau porą pirkinių, tai visą tai jau parodysiu kitų formatų, taip kaip visada. Jungiamės. Na tai ką, nieko nelaukiam ir pradedam. Aš tai laukiau, nes išplovau darbus, tada laukiau, kol jie pradžius, tada dar išlyginau, tai man teko palaukti, bet jums ne. Taip, tai pradedam nuo to kaltininko rugpjūčio mėnesio, mano Jasmine. Vestuvių metinių sampleris, tai tiesiog primenu, kaip jis atrodė. Ir tadam! Taip, tai toj viskas iš eilės. Praeikim kartu, pasižiūrėkim ir tada jau pakalbėsim. Labai gražus, labai man patiko siuvinėti. Tikrai, tiesiog aš savo malonumą atėmiau su šito skuba, bet bendrai paėmus, jeigu aš siuvinėčiau kaip visus kitus, niekur neskubant, tai būtų, tiesiog vienas malonumas. Taip, tai kaip ir minėjau, iki tos 22 rugpjūčio buvau padariusi visus kryžiukus. Galim, kad lengviau ir įdomiau būtų žiūrėti. Tai nežinau, iš tikrųjų su kryžiukais čia nelabai turiu ką pakomentuoti. Čia šiaip buvo ne tik kryžiukai, buvo įvairūs dygsniai. Visokių čia jų buvo, mažų tokių, tada va šitokie visokie. Tai jie įdomu, šiaip man patiko. Aš dar Jasmine turiu kelias rinkinius, tai tikrai darysiu. O vat nuo čia jau realiai buvo paskutiniai, man atrodo, dygsniai. Va čia dar
bet šiaip jau čia buvo kryžiukai. Dabar karoliukų, tai buvo 3 rūšių iš standartinių, tai aišku baltas, tada buvo toks blizgus violetinis ir matinis rožinis. Tai su jais viskas ok, baltų jau galvojau pritrūksiu, bet liko, labai nedaug, bet liko. Bet jau antram tai tikrai neužtektų. Ir dabar buvo didieji. Su didžiaisiais buvo taip, kad buvo nurodytas toks stiklinis, aš juos nusipirkau ir jie man, kai aš juos prisiau, jie man nepatiko. Ir galvoju, man negražiai atrodo, jie čia visai netinka. Tada pradėjau knistis po savo sandėliuką ir radau va tokį, net nežinau, iš kur aš juos turiu, bet turiu va tokių didesnių, tiesiog, kad palyginti su standartiniu. Jie daug didesni, bet jie tokios pačios spalvos, tokia paties atspalvio, aš pabandžiau ir man visai tiko ir patiko. Tai va, jie šiaip yra skirtingų dydžių, jie tikrai tokie, įdomus, bet man atrodo, kad labai tinka ir man patinka, tiesiog tokios pačios spalvos kaip tie balti, tik tai didesnis. Tada dar pirkau karoliukam siūlą, tai tiesiog labai noriu pagirti, tai dėl to pasiėmiau, tai Milhilo pirkau, nežinau kokį pirkti, tiesiog pamačiau, kad tai yra būtent karoliukam, ir man labai patiko susiuvinėti, nes aš buvau išsigandus, kad čia bus tokia kaip žilka ir bus sunku, tai negali atrodyti kaip žilka, bet ištima, tokia vat, bet iš tikrųjų tai, jis nėra slidus, jis gana kibus, kaip, netoks kibus kaip DMC paprastas, bet ir nežilka, toks per vidurį, tai buvo žiauriai faina, nes jis ir šiek tiek slysta, bet ir nenuslysta. Tai tiesiog noriu rekomenduoti, bent jau man asmeniškai, aš nelabai turiu su ko palyginti, bet man jis labai patiko, aš ją rankdarbiuose pirkau, kaip ir visus kitus karoliukus. Tai va, tai aišku, kad nieko neįrėminau, nes nespėjau, bet rugsėjo 2, man atrodo, rugsėjo 1, rugsėjo 2 aš jį užbaigiau. Tai jeigu kas norėtų schemos, tai parašykit, susitarsim, perleisiu jums. Taip, tai dabar jau bus tie darbai, kuriuos aš labai noriu pabaigti vasarą, nespėjau, bet pabaigiau rugsėjo pradžioj. Taip, tai jau mano minėtas, mano prancūziškos gėlės. Jų buvo man nedaug likę, gal 600 kryželių ir panašiai backstitcho, tai tas backstitchas tai realiai man buvo likęs šitas apadas, šita gėlė ir petunija. Tai tada šiaip išlyginau, bet matau, kad liko remelių tas žymės, tai reikės dar kartą išplauti ir išlyginti. Oi, va, štai mano gražuolis, gali jums, kas akylesnis, galėjo pastebėti, kad kai ko trūksta. Tai aš nusprendžiau šitos gėlės nesiuvinėti ir paaiškinsiu, kodėl. Man nuo pat pradžių neatrodė nei tema, tiesiog čia visos yra didelės, susijusios gėlės, jų pavadinimai yra čia, o čia kažkokia random šakelytė. Jinai man tikrai tiesiog atrodė nei tema ir aš visai suprantu dabar, kodėl. Gal pusiau kaip pati kūrėja, aišku, taip nedarau, bet įsivaizduoju, kad turbūt sukūrė šitą dizainą va tokį ir tada nusprendė, kad čia yra tuščia. Ir tada sugalvojo tą nesąmonę ir įkišo va šitą. Jis man visiškai nei tema, dėl to aš jo nesiuvinėjau. Man ir be jo netrūksa čia nieko, gal kažkam čia atrodo per didelis tarpas, bet ir čia yra tų tarpų va. Tai man asmeniškai netrūksta ir man asmeniškai ta nesąmonė būtų viską čia gadinus. Tai va. Tai žiauriai buvo lengva siuvinėti, audinys čia didelis, manau, kad 28 kauntas, linas toks rožinis, jums atrodo kaip pilkai rusas, bet iš tikrųjų jis yra rožinis. Ne toks rožinis kaip čia, bet rožinis. Tai va, tai labai patiko, tik tai sakau, išploviau, išlyginau, bet matau tas žymes. Tai jaučiu dar kartą reiks plauti, dar pamirkyti. Čia atsirado per vidurį liniją, nors nebuvo, kai siuvinėjau, nesuprasi. Tai va, bet labai džiaugiuosi, pabaigtas, toks mažuliukas, pagal dydį primena Milhilo, tuos didesnius. Buvo smagus, gaila, kad nespėjau per vasarą, bet kadangi rugsėjus lepino orais, nepalyginsi su vasara, tai toks, kad yra tiesiog tęsiasi ta tikroji vasara, tai gal visai ir į temą. Tai va, na ir paskutinis jau matosi yra
mano šeimos vertybių sampleris, čia aš taip sugalvojau jį vadinti, irgi užbaigtas. Irgi rugsėjo 1 dienom. Buvo likę man rugpjūčiui, buvo likę 1100 kryželių, bet rugpjūtį aš jau nesiuvinėjau, tai pabaigiau rugsėjį. Tai kas man buvo likę, tai buvo likęs visas viršus. Gal aš pažiūrėjau parodysiu tada. Jis atrodo. Šiaip labai stora medžiaga. Čia yra dažytas evas. Nu, toksai, matot, nelygaus dažymo. Neatsimenu pavadinimo šio. Ne light mocha, dėl to, kad light mocha plonesnį. Čia gal vintage coffee. Nežinau, žodžiu, bet jisai toksai tamsesnis ir jisai yra tikrai toks storas. Nu, toks sunkus storas audinys. Taip, tai buvo likę šitos 3 gėlės, vyro inicialai, dėl tų raidžių neatsimenu, ir kontūras. Tai paėmiau ir užbaigiau. Tai 1000 kryželių ir sukapsėjo. Tai labai džiaugiuosi. Metai, dukros inicialai, šeima, meilė, laimė, vasara, Tomas, mano vyras, Tomo vyro inicialai, žodžiu, ir apvadas. Tai šitą schemą aš gavau iš Rūtos, tik aš ją persidariau, nes jinai yra angliška, ten daug vietų inicialams, tai tą schemą galite kaip visada iš Rūtos kraitelio laimėti jūs. Tai tiesiog rašykit šeimos sampleris, nors iš nėra šeimos sampleris, bet aš esu taip vadinus, tai tebūnė šeimos sampleris. Bet aš duočiau tik schemą, sagos neduočiau, ne sagos, XSD failo neduočiau, nes tai yra jau mano šeimai pritaikyta, aš ją persirinkau pagal save. Tai tiesiog nepritaikoma tam standartiniui, tai nėra mano XSD toks pats, koks yra pačias samplerio. Tai va, tai kas norite šitą samplerio, rašykit šeimos sampleris ir vienam iš jūsų atiteks. Tai va, tiek tų pabaigtukų, 0 pabaigtukų rugpjūtį, 3 pabaigtukai rugsėjį ir keliausime į naujus nuotykius. Šie 3 pabaigtukai man kainavo, kad čia negražiai, gražiau taip. Man kainavo tai, kad rugpjūtį aš nesiuvinėjau bangos ir rugsėjį, nes aš nuo bangos pradedu mėnesį. Tai jeigu standartiškai šį rugsėjį būčiau pradėjusi pažiūrėti nuo bangos, o paskui įmasi visą kitą, tai ką tai reiškia man, kad man per rugsėjį reikia padaryti 3000. Pagal Fantastic, ten viskas yra pilnais, sako, dabar jau Fantastic, viskas yra pilnai, čia yra pusiniai, bet tai tiesiog bendrai Fantastic turi rodyti 3000 ženklų. Tai bus iššūkėlis, nes aš jau nuo 1,5 pavargstu per mėnesį. Ir aš vis tiek eisiu turbūt čia yra pilni, ne pusiniai, tai bus užsiknisimo. Bet aš pati kalta, rugpjūtį aš jo nei biškutį nepajudinau. Taip pat ir iškirtau, neiškirtau, bet pati nesirodžiau. Rugpjūtį neįkėliau nuotraukos, rugsėjį neįkėliau nuotraukos į kryžiukų namų žaidimą likvidaciją. Tai nežinau, ten yra nuolaidos ar ne, jeigu aš pati nepasirodžiau, bet realiai ir ten 2 mėnesiai jau nesirodyta. Tai reikia susiimti ir rugsėjį skirti jam. Tai aš labai bijau, kad aš visą likusį rugsėjį jam ir paaukosiu. Bet jūs tai sužinosite jau, kai bus šitas rugpjūčio / rugsėjo apžvalga. Tai dar neaišku, bet esmė tame, kad planas dabar yra jis, aš nepradėsiu dabar nieko naujo. Aišku, aš žinot, kaip suplanuoju, čia irgi planavau rugpjūtį viską padaryti, bet gavos kaip gavos. Bet, realiai, aš esu įsipareigojusi, už brolį turiu padanuoti metų gale. Tai turiu, privalau padaryti. Tai dabar rugsėjais likęs bus šitam darbui. Tai gali būti, kad rugsėjo gale prisijungusim, parodysiu tik šito progresą, o gal ir ne. Nes jau norėčiau rudens darbų. Tikrai turiu, aš turiu simpleriukų visokių rudeninių, tai labai visai norėčiau eiti judinti. Tai va, tiek iš to mano darbukų šiam momentui, rugsėjo 10 dienai. Bet aš turiu pirkinėlių. Taip. Tikrai neatsimenu, kokią progą, bet pirkau audinius. Žinau, dabar pati supratau, kodėl pirkau audinius, nes pirkau šitam savo česnen karoliukus ir buvo maža suma
ir galvoju, reikia to pačiu audinius nusipirkti, pati atsiminiau. Tai va, paėmiau tokius labai rudeninius. Vienas yra Nugat 32 kaunto linas. Ir antras yra Antik Ivory, irgi 32 kauntas, irgi linukas. Tai tokie labai rudeniniški, tokie samplerinių, ant samplerių puikiai tinkantis. Ir tada man pridėjo tokį gabaliuką Aidos dovanų, 20 kaunto, šakės, 20, wow. Bet Aida balta, tai galbūt kažkada nusidažysiu ir bus labai, labai geras variantas, kai norėsiu kažką mažyčio siuvinėti, kažko įtalpinti. Tai va. Ir dabar šiek tiek įdomesnių dalykų. Karvytis. Su tom karvėm aš turiu istoriją. Aš esu iš šitos linijos išsiuvinėjusi levandas. Aš jų dabar parodyti negaliu, nes jos kabo pas mano Nytą. Bet yra tokio levandų laukai, žodžiu, šitas irgi iš šitos serijos. Labai seniai išsiuvinėjau, dar net nefilmuodavau tais laikais. Tai ir šitas karvytės lyg žiūrėjau. Mes dabar rugpjūtį buvom kalnuose. Man tai čia grina Šveicarija. Ir parašyta net Šveicarija. Noriu sakyti, čia man grina Šveicarija. Tai ne Šveicarijai buvom Lenkijai, bet visiškai pakerėjo mūsų šeimą kalnai. Tai kai pamačiau Vinted, kad Gidi Stitch vėl pardavinėja savo rinkinius. Aš tikiuosi, kad jinai ateis į protą ir vėl susipirksiu atgal, bet jau soriukas, bet jau šito rinkinuko nebeatgausi, teks ieškoti kažkur kitur. Tai va, tai žodžiu, iš Gitanos nusipirkau jos šitą rinkinį, kurį matėte jos video. Jau dar dovanėlių, labai gražių rudeniškų needleminderių, tai dar neišėmiau, rušiuoklę ir visai galėtų būti mano rudeninis startas, bet nebūtinai. Pažiūrėsim. Tai va, kiti du yra iš Aistės, jinai kartais paleidžia Facebooko grupėse nerealių dalykų ir vieną kartą jau prisipirkau, kaip vieną kartą rodžiau tokių rinkinukų, tai ir šį kartą prigrėbiau. Tai va, vienas iš jų yra Jim Shore Harvest Trio, labai fainas varnikės, čia gal varnienai, gal varnos, tai va, nuostabus moliūgas ir čia labai daug karoliukų, matosi, ne, kažkaip pirkau, nežinojau to, bet realiai labai daug karoliukų ir labai faina, nes čia yra jau su audiniu, audinys yra iš 1, 2, 3 stitch, bet man tai nieko nesako, kokia čia spalva Count Natura turbūt. Tai va, tai žiauriai fainas, labai, nes šis toksai kaip ir pakabinamas ant tokios būna lentynėlės, tai va tokią audinį aš ir gavau, tai žiauriai faina. Ir kitas, toks standartinis sampleris, pati tokius kuriu, bet kažkaip irgi labai patiko, kad nesisiųst vieno. Fainas Vintage Flowers iš Janet Douglas Designs. Jau esu kažką iš jos siunėjus, dabar tiksliai neatsimenu, bet tikrai esu. Tai va, tai tiek buvo mano pirkinukų, tiek mano buvo pabaigtukų, netgi 3. Ir ką, ir laukia dabar nuobodusis rugsėjis su mano banga. O su jumis susisieksiu, prisijungsiu, arba jūs mane pamatysite po sekundės, man bus prabėgęs visas rugsėjis. Tai iki greito. Sveikučiai, šiandien paskutinė rugsėjo diena ir štai aš vėl. Tai kas nutiko per tą laiką, per tas jum kelias sekundės, o man per geras 2 savaitės, tai aš turiu dar vieną pabaigtuką. Ir ne šiaip mažiuką, kokį dažniausiai jūs iš manęs matot, bet grand didelį pabaigtuką. Netikėtai, neplanuotai, bet jis yra. Tai parodysiu jums jį. Tada pajudinau dar vieną darbą, nedaug, bet pajudinau ir planuoju pradėti dar vieną mažiuką. Tai jau tikriausiai bus spalio mėnesiui. Tai va, tada prieš 2 mėnesius buvau paskelbus citrinų konkursą. Na tai gaila, vasara praūžė ir jau turbūt nesinorės siuvinėti, bet gal kitiems metams vasaros pradžiai bus kaip tik. Tai va, ištrauksim vietą,
paskelbsim naują konkursą. Ir tiek. Šiaip iš tikrųjų po darbų esu, jau tokia jaučiu, kad liga kabina, bet galvoju, reikia nepasituoti, tik dabar nufilmuoti, nes paskui gausis ne 2 mėnesių video 3. Tai žodžiu, susikaupiu, einu jums parodyti ir susitiksim už sekundės. Tam. Banga. Tai va, žiūrėkit, banga baigta. Tai po ilgo laiko. Kiek? Gerą metų siuvinėjimą tikriausiai. Tiksliai neatsimenu, nes pradėjau sagui. Sagos, kaip žinot, neturiu. Tai negaliu tiksliai pasakyti, kada tiksliai pradėjau. Man atrodo, praeitą rudenį. Tai įveikiau. Buvo esmė tame, kad ką tik jums neseniai pasakau, kad rugpjūtį aš jo nesiuvinėjau, dėl to esu skolinga. Norma, nes aš į mėnesį nesiminėdavau jį 1500, tai šitą mėnesį man reikėjo padaryti 3000. Taip, kas buvo likę? Realiai, vat nuo čia visi pilni bangos, tai aišku, jame esantis biesas ir vat kažkur vat tiek dangaus. Tai aš pradėjau eiti nuo kryželių, dariau. Ir jau buvo gal apie 2000, supratau, kad man reikės eiti daryti jau foną ir galvoju, nu tai ar taip aš jau tą foną darysiu. Tai gal reikia imti ir pabaigti. Tai vat, tai susikapiau ir padariau. Tai ilgiausia dalis, aišku, buvo čia, kur yra kryželiai, bet vis tiek šiai nėra sunkus jisai. Nu tikrai nesunkus darbas, šiandien net matosi, kad eina juostom. Tai, o čia 4 spalvos, dar aš čia su nei pusiniais, tai iš vis. Nu, žodžiu, neužtrukau ir man gavosi rugsėjo mėnesį 5500 kryželių ir 240 bieso. Ir turim pabaigtuką. Labiausiai keistai pabaigus yra tai, kad aš nebeturiu mėnesinių darbų. Nes, vienas darbas buvo gėlytės, o antras darbas šita banga. Ir dabar aš esu laisva siuvinėti, ką tuo metu užsigydžiu. Tai va čia man yra naujiena. Kaip sakant, nauji nepatirti klodai, bent jau metus laiko. Tai nežinau, turbūt ilgai aš taip neužtruksiu, kažką savo susigalvosiu. Jau neturiu vieną mintį, bet nenoriu garsiai jo sakyti. Nes jeigu aš save įdėsiu rėmus, tai paskui ir numesiu. Tai va. Tai ką galiu pasakyti, nebuvo sunkus darbas, man atrodo būtų buvę blogai, jeigu aš būčiau dariusi visą pilną, kaip buvo XSD faile, nes man tie pusinukai vis tiek, visų pirma, lengviau, paprasčiau, visų antra, išiškina bangą. Tai man čia yra didelis privalumas ir broliui bus kalėdom padovanota. Parodau iš arčiau, čia visko daug. Kaip matot, ir daug purslų, ir daug vieso, bet iš savęs jis nėra sudėtingas. Imi spalvą, gaunasi plotais. Tai va, tai turbūt tiek, kiekvieną mėnesį matėt, tai labai daug ko nieko naujo jums nepapasakosiu. Einam prie kito darbo. Atidedu šiek tiek bangą į šoną, rodau kitą. Čia jau matot, grožimėlis, bet kalbu apie svarainius. Tai kažkaip pagalvojau, kad geišos keliaus šiais metais per kalėdas dovanų mano mamai, banga keliaus mano broliui, tai galvoju, gal ir Anytą reikia išsiuvinėti. Ir labiausiai, kas man atrodo tinka manyti, yra štai šitie svarainiukai. Tai va, tai ir sakau, kad gal reikia savo neužsibrėžti planą, nes turbūt sudėtinga bus. Daug dar yra likę. Apie minutėlę, matau, apie 40, taip turiu 40, jau dabar 3%, kai paėmė buvo 39, o bendrai čia dar likę apie 6000. Gal šiek tiek mažiau, nes šis yra 9000, 9,5, tai aš bandau taip ir skaičiuoti, kad apie 10 000, kad būtų lengviau, tai va, jeigu yra kem 3%, nu tai virš 5000 liko, tai vat nežinau, ar aš noriu savo užsikrauti šitą naštą šitam rudeniui,
gal kažką kitą rėminčių padovanočiau, tai va, tai žiūrėsim. Kodėl? Nes jeigu čia buvo likę bangoje 5000, tai čia, sakau, jokių darbas, atsisėdau per porą savaičių ir padariau. Bet čia yra kitaip, čia yra knebalinė. Tai, va, kiek turiu, tai aš jį paėmiau tiesiog iš karto po bangos, nes galvojau, ką čia daryti. Tai va, čia gal irgi dar įvesiu, nes mus vėl yra remontai, dabar remontuojama visiškai pilnai svetainė, ją net neįeisi šiuo metu. Visi daiktai iš svetainės yra išnešioti po kitus 2 kambarius ir pas mus namuose tiesiog nėra vietos. Viskas yra pasiklydę dabar dar, nes vyras daro pats remontą, daro po darbo ir savaitgaliais. Tai galite įsivaizduoti, nors man nėra taip greitai, nepasidaro. O pas mes darom viską, net apšildom sienas, žodžiu, tai nėra tiesiog kosmetinis remontas, tai yra kapitalinis remontas, svetainės ir balkono. Tai daug ten tų reikalų ir kas yra labai daug visur daiktų. Ir aš, pavyzdžiui, vien tik šito darbo siūlų ieškau 10 minučių, nes aš nežinau, kurie yra. Tai vat mane pradėta siutinti, kad aš neberandu dalykų, dėl to aš pradėjau siuvinėti vieno darbo principu. Tai vat, tai rodo realiai rugsėjais, nes 4 pabaigti darbai, aš nebesimėtau, nes tiesiog aš neturiu nei kur laikyti ir mane užnisa ieškoti. Tai realiai paėmiau šitą darbą ir dabar galvoju, aš jį varysiu, kol man nusibos. Tai rugsėjai 1000 nepadariau kryželių, padariau 550. Nes jau viskas baigėsi rugsėjais, rytoj jau spalis. Bet tiesiog sunėsiu, kol man jis nusibos, nes aš tiesiog nenoriu kuistis, ieškoti kito darbo. Tai va, tai žodžiu, kaip viskas supaprastino tose gyvenimo aplinkybės. Tai va, grįžtam prie jo, tai būtų fainai pabaigti ir padovanoti Anytai, nes jinai mėgsta svarainius, jinai dažnai mus palepina svarainiais, tai čia labai labai tema. Bet sudėtingas jisai, aišku, jums turbūt taip nesimatys. Jezu, net neišina taip priartinti. O jeigu mes šiek tiek... Va. Čia, žinokit, va šitam plote, čia gal kokių 8 skirtingos spalvos. Jums taip neatrodo, bet taip yra. Šitam bubuliukė irgi gal kokias 5. Čia paimi 3 kryželius, užkiši siūlą, tą patį įmi siūlą, varai kažkur kitur. Aš taip darau, kol tą siūlą visą pabaigiu. Ir va taip va mėtosi, gabaliukas, 3 ant kryželį ir panašiai. Turiu omeny, kad labai ilgas siuvinėjimas su juo yra, nes elementariai jisai kitoks, aišku, negu banga. Jisai yra, jo tame visas ir grožis, jis atrodo kaip gyvas. Kaip gyvi tie atrodo svarainiai ir Lukasas šitą turi. Reikia pasistengti, jeigu nori gauti tą nerealų vaizdą, realybės vaizdą. Tai va. Tai kaip ir norėčiau pabaigti ir įrėmint kartu su kitais 2, kurie keliaus šeimai. Bet iš kitos pusės nenoriu prisižadėti, nes man atsibos, tada bus kaip su sampleriu Jasnen, kur jau paskui buvo sunku, tada mažiau siuvinėjai, visa kita. Tai va, labai čia daug ko nepasakysiu. Padariau 500 kryželių, tai paskutinį kartą, kai jūs matėt, tai va, iki čia patelio nebuvo ir čia va nebuvo patelio, tai va tie lapukai, čia aš to bumbalo nesuprantu, bet aš to bumbalo nesuprantu ir viršelyje. Nežinau, kas čia turėjo būti, bet yra, tai yra. Tai tiek. Ir va, pasirašiau vieną naują mažiuką, nes mano dukra lanko būrelių ir man reikia laukti, jos reikia laukti. Kartais mes su kita vaikų mama eina pasivaikščioti, bet kuo toliau tuo oras bus prastesnis ir tikiu, kad nebeisim. Ir reikės kažką siuvinėti. Tai išsirinkau štai tokią iš savo sąrašiuko, čia mano pačios iš sendaikčių. Turėjau bėdą su šito darbu, nes tokiuose cross-stitcher darbukuose aš jau supratau, šitą pamoką išmokau, nėra schemų. Čia buvo šitas atviruko lapas buvo, aš jau dabar išimu, jo nėra, bet nėra schemų. Schemos yra būtent tose žurnaluose. Ir tai yra šis 23 numeris. Cross-stitcher UK, tai yra 91 gal metų leidimo, jo nebėra, tiesiog nebėra. Jeigu ten būtų koks 2008, tai tikrai gali rasti PDF-ą šitų, skanuotą tiesiog žurnalą ar gal net nusipirkti.
Nu, bet tokio senumo, kad 23 numeris apskritai jų nėra. O man reikia susirinkti schemą iš to, ką aš čia matau. Tai, nu, bendrai tai tu gali žiūrėti tos kryželius, kur yra problema. Vat. O, bandom gal pamatysim. Va, žiūrėkit, čia yra skirtingos spalvos, matosi. Čia kaip ruda, čia kaip raudona, tas pats yra čia. Čia yra geltona, o čia žalsva per vidurį. Tai čia suskaičiuotų kryželių, kur čia kas neįmanoma. Tai aš, kai dariau sagą, padariau visą lapą geltoną ir tiesiog tai brkt, ta žalia spalva, tą patį su šitą rudą. Padariau visą rudą ir tada brkt, padariau tą tokią oranžinę. Nu, va, tik tai čia tiksliai mačiau. Va, čia tiksliai matau, kur yra raudona ir oranžinė, tai atskyriau. Tai va, taip galų gale pasidaviau ir pagal šitą viršelį pati kažkaip šiaip netaip susirinkau, tai vis tiek bus ten mano pačios, taip sakant, improvizacijos, nes nėra schemos. Tai va, tai planuoju šitą pradėti, kol dukra šoks. Turiu tokį lankelį, tai va kaip tik, nėra čia labai geras įtempimas, bet stil geriau negu laikyti rankui. Tai viskas pasiruošta, laukiu savo eilės. Tai va dukra nuo praeitos savaitės jau sirgaliuoja, šią savaitę jau nebeleidau būrelį, dabar pati apsirgau, tai turbūt dar nepradėsiu kažkiek savaičių, bet yra planuose. Tai ką, tiek iš mano pajudintų darbų nuo paskutinio prisijungimo, bet turiu 2 pirkinius. Tokius netikėtus. Aš jau esu tam santaikčių maniakės, kaip pasakyti, jau lygyje, kad santaikčių parduotuvės man pačios parašo. Tai buvo šį kartą, man parašė santaikčių parduotuvė asmeniškai žinutę, kad jie turi siuvinėjimo rinkinių ir gal mane domintų. Tai buvo 3, man patiko 2. Tai aš juos ir įsigijau, VIP aptarnavimas praktiškai. Vienas iš jų yra štai toks Kinetic British Collection rinkinys. Tai jis yra ant išpieštos kanvas ir yra su va tokiais milžiniškais siūlais. Na tai kažkas kitokio, na bet kokybiškas, tai nėra kinetukas. Matosi, kad tai yra na toks visai rimtas ir kokybiškas daiktas. Tai visai patiko man tas ir viršelis ir galvoju, gal kažkada akis suprastės. Norėsiu kažko kitokio, gal visai verta pabandyti. O jeigu neapsigalvosiu ir paleisiu į Vintedą. Nieko naujo nebūtų ir čia, iš mano pusės. Ir kitas, jau toks standartiškesnis ir kas mane pažįsta, gali visai žiūrėti čia mano vaibo. Ne, pasakys taip, mano ir Monikos vaibo. Viduriukas toks. Tai štai toks, kodėl sakau Monikos, nes jinai mėgsta peliukus, kišiukus ir panašiai, kodėl sakau mano, nes rožinė, tokie visokie smulkmeniški dalykai irgi yra mano. Tai va, tai toks, tai šitas visiškai pakerėjo, labai patiko, ryškiai, pas jūs taip neatrodo, pas jūs atrodo tokia šviesia rožinė, bet čia tokia rimta rožinė. Žinokit, nu, man tai praktiškai vienodas, jums vis tiek yra tas skirtumas. Nu va, matosi, vienodas. Tai va, yra net lankelis, tai čia iš karto galima įsirėminti, net jeigu užsiunėjai kito. Nu, toks labai mielas ir nematytas, ir toks fainas. Tai va, tiek iš pirkinukų. Reikia išrinkti laimėtoją. Buvo 6 norintis, padariau va, 6 papiriukus. Šį kartą jis buvo daugiau, kartais kai būna 1 arba 2, tai tiesiog padovanoju, 6 soriukas nedalomosiu. Tai išrenkam laimėtoją. Nežiūrim. Katytė, prašom, parašykit man ir atsiųsiu citrinas. O dabar parodau savo naujausią schemą. Atsiprašau, jeigu girdit šunį. Čia pas mus standartiškai reikia palaikyti tvarką ir aploti visus, kurie ne vietų ir nelaiku. Taip, štai mano naujoji schema, pagrįsta
inspiruota gal, reikėtų sakyti, Meksikos mirusiųjų diena. Aš esu susivinėjusi Brovko vieną darbą šitą tematiką ir tada labai žavėjausi, kaip galima sukurti ir kaip nerealu ir kaip neišnaudota rinka. Tuo metu dar nekūriau siemas, turiu omeny, kad ant kiek galima gražių, nuostabių dizainų sukurti šitą temą ir kaip jų daug nėra. Tai pati paėmiau ir sukūriau šiais metais, jau seniai aš ją gvildenau, gal pradėjau rugpjūtį, kad tik spėčiau paleisti, kada liktų koks mėnesiukas. Tai aišku, kai susitiksim, kaip tik ir bus plus minus visų šventųjų dienos, bet vis tiek galbūt jums bus proga tuo metu pradėti, o kas nenorit laukti, tai kaip visada, solgalerija.lt. Tai va, tai kas norėtų įsigyti, tai gal nerašome apie tas mirtis nieko komentarus, paskui užblokuos dar video, rašykim Meksika, elementariai, ne? Rašykim Meksika ir kas norės laimėti po mėnesio išrinksim, po mėnesio tikiuosi išrinksim laimėtą, nežinot kaip su manim būna. O taip tai prašom, per mėnesį tikrai galima laisvai išsiuvinėti, čia tik 7 spalvos, keli tūkstančiai gal net nebus, porą tūkstančių maksimum kryželių. Tiesiog imti ir siuvinėti. Tai va, tokie 2 mano praėję mėnesiai. Tai jeigu rugpjūtis buvo apie nieką, tai rugsėjis padovanojo 4 pabaigtukus. Tai tikrai yra kuo džiaugtis. Smagu, kad man taip sekasi. Šiek tiek, sakau, ir namų situacijos turėjo įtakos. Tiesiog tie remontai, kad nebesimėtau, nors norėčiau čia porą tų rudeninių darbų pradėti, bet gal užeis, kai atsibos svarainiai, bet ne šiai akimirkai. Tai ką, viskas. Gražaus artėjančio spalio, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasubscribinkit, jeigu to nedarot. Žodžiu, laukiu bet kokio atgalinio ryšio. Kaip visada man labai smagu dalintis su jumis. Aš net pastebėjau, kad aš nebedarau nuotraukų baigtų darbų, kažkaip net neatsimenu, kad jos reiktų nufotografuoti. Aš tik atsimenu, kad pabaigiau, reiks parodyti video, o kad, pavyzdžiui, nufotografuoti, tai aš apie tai nepagalvoju. Tai ant tiek šitas video formatas yra paėmęs viršų mano galvoj, kad aš net nebefotografuoju, nei Facebook'o grupėm, nei Instagramai, jums parodau ir galvoju viskas, užsidėjau. Tai va, viskas, užtek šnekėt, ačiū už dėmesį ir susitiksim kažkada rudenį. Iki. Žinokit, kaip ten gražu, tik kas gytis nufotkins. Да, подождите.